Sveiki visi besidomintys šunimis ir žiūrintys Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro pokalbius Svajonių šuo pažink veisles. Visi šie pokalbiai yra skirti kinologijos entuziastams ir mėgėjams, norintiems išgirsti įvairių šunų veislių pristatymus iš patyrusių veisėjų bei teisėjų. Tikimės, jog išgirsti pasakojimai padės jums išsirinkti savo svajonių augintinį, arba tiesiog praskaidrins jūsų vakarą žiniomis apie šunis ir jų veislės. Jei vis dar nekalbėjome su jūsų mylimos veislės veisėju, kviečiame apsilankyti mūsų svetainėse www.kinologija.lt bei mesiršunis.lt. Tikime, jog čia rasite informacijos ne tik apie jūs dominančią veislę, bet ir kitos, naudingos žinoti tiek jau esamiems, tiek būsimiems šunų savininkams. Na, šiandien mes susipažinsime su keriblių terjerais, dar vadinamais kerio žydraisiais terjerais, arba tiesiog keriais. Visada žaismingais, dievinančiais laisvę ir nepakenčiančius prievartos. Šunimis, kurie tarsi amžinai šypsosi arba bent jau privers nusišypsoti jūs pačius. Apie šią nuostabią veislę papasakos ilgametę patirtį turinti Lietuvos kinologų draugijos veisėja, teisėja bei veislyno Ūdra savininkė, žurnalo Keriai Lietuvoje leidėja Justina Juškevičiūtė. Sveiki, Justina! Labas vakaras. Mes labai džiaugiamės, jog šiandien esate čia su mumis ir pristatysite šią nuostabią veislę. Galime iš karto pradėti nuo to, nuo ko prasideda kiekviena veislė, nuo jos istorijos. Pasakojama, jog Airijos pietuose, kur stūkso Raudonojo smiltainio kalnai, yra keriblių terjerų gimtinė. Papasakokite, prašau, kokiegi jų yra atsiradimo istorija. Yra žinoma keletas versijų. Žymiausia jų yra apie tai, kad Ispanijos nenugalimosios armados laivas sudužo prie Airijos krantų ir savame suprantama įvykus nelaimiai, visi turėjo išsikapanoti į krantą. Ten ne visiems pavyko, bet tais laikais buvo žinoma, kad išsikapanojo sidabriškos spalvos į pudelį panašus šuo. Ir įliejo į to meto tos vietovės šunų, turėjo įtakos to meto šunų populiacijai, nes tas šuo pasižymėjo neįprastų kailių ir darbinėmis savybėmis, nes tuo metu buvo labai svarbu darbinės savybės ir kad šuo tiksliai ir aiškiai vykdytų savo funkciją. Kaip žinia, keriai yra išveisti medžioti, naikinti ir gaudyti visokius graužikus, visokius kenkėjus. Tai yra žiurkės, netgi kai kurie net ir barsukus gaudė, medžiodavo netgi ir šernus medžioklėse. Bet pagrindė tai, kad būtų, kaip sako, jis buvo prie ūkio kaip pastovus pagalbininkas. Tai vat, jis buvo barbė devyndarbė, kadangi jis pasižymėjo aktyvumu, kurį išsaugojo iki šių dienų, žingeidumu, noru dirbti, puikiu komunikabilumu. Jam reikėjo ir iki šių dienų reikia žmogaus. Tai nėra taip, kad kaip jekterjerą paleidai ir viso gero žmogaus jam nereikia. Šitas pastoviai stebi, kas vyksta. Ar šeimininkas yra patenkintas, ar aš įtikau, ar aš patikau. Tik tada jisai bus laimingas, kai šeimininkas yra laimingas. Tai nėra šuo automatas, tai nėra raketa, kuri tiesiog kvailai vykdo įsakymus. Ta pastebėję airių fermeriai, ūkininkai, medžiotojai vis stengiasi tobulinti tą veislę. Vis įliedavo kažko naujo, nes įsivaizduokite, pavyzdžiui, srauniam upelyje gaudyti ūdras. Sako, dargi senoviai būdavo vadinami šie šunys ūdriniais šunimis. Tarp kitako, šis pavadinimas irgi siejasi su kita veislė, Oterhoundais. Ir yra manoma, kad buvo įlieta kraujo tos veislės, taip pat dėl kailio spalvos nuopelnai tenka airių vilkogaudžiams, Oterhoundams
dėl ko atsirado ta melsva kailio spalva. Netgi genetiniai tyrimai nustatė, kad ir patvirtino, kad jų pusbroliai artimiausi giminaičiai yra airių kviečiaspalviai terjerai. Štai dėl ko, kai tie šunys, vėliau mes pakalbėsime apie tai, turi vieną kailio ypatybę, kuri yra unikali šiai veisliai, žydi. Jis savaip žydi negu kitų veislių šunys. Turi irgi žydėjimą, bet biškai jisai yra unikalus ir kitoks. Tai va čia tas atsirandantis rudumo atspalvis yra likęs nuo tų laikų, kai jų protėvius kryžmino su airių kviečiaspalvių terjerais. Tai yra taip pat labai tikras šeimos bičiulis. Ir nuo tų laikų vaiką palikdavo kieme, jiems būdavo ramu, kad ir vaikas saugus, ir kiemas saugus. Patikėkite, gerai išmanantis savo darbą keri, jis niekas nepraeis. Nieks nepastebėtas nepraeis. Tai nėra skaldytojas šiaip savo, kuris žiūri mėnulį ir loja, jis visuomet įspės. Šį čia praėjo kaimynas, o gal čia neverta loti, o gal va čia eina kažkoks svetimas žmogus, va čia jau verta suklūsti. Tai va. Netgi šitie šunys buvo pasitelkti ir ganyti. Yra ir dabar dalyvaujančių šioje veikloje šunų. Ir yra išsaugota nemažai nuotraukų, kur šie šunys gano avis. Tai įsivaizduokite, koks buvo daugiafunkcis šuo ir jis iki šiol išliko. Tai yra unikali savybė šios veislės, o kodėl jinai tokia tapo? Už tai, kad airių fermeriai, ūkininkai, medžiotojai, kai kurie, jie negalėjo sau leisti turėti kilmingų airių vilkogaudžių. Ten kurtų negalėjo leisti, kuriems reikėjo išlaikymo, brangaus, vietos, ir statusas ne visiems leido tai daryti. Todėl jie bandė į vieną veislę, dabar šiais laikais pasakytume, suinstaliuoti krūvą programų. Tai va, štai kodėl tas keris yra būtent toks, o ne kitoks. Kaip žinia, airiai tokie yra pašėlusi kartais tauta, tokie karšto kraujo, kai kurie ir mėgstanti, kartais keistokus dalykus. Būdavo, kad susirinkdavo kaimo vyrai prie alaus bokalo ir susiginčydavo, mano šuo smarkesnis ir taip toliau. Einam prie upelio, pasižiūrėsim, kurio šuo greičiau pagaus ūdrą ir taip toliau. Netgi yra žinių ir būdavo taip, kad, kaip sakoma, negražiai to šunys naudojo, apjūdydavo vienas su kitais. Labai puiku, kad 21 amžiuje šita tradicija jau nebegalioja ir jos nebėra. Ir yra labai griežtai daroma atranka šiuo klausimu, kad kuo mažiau agresijos būtų nepasvirtos. Už tai rimti veisėjai, rimti kinologai žiūri, kad būtų kuo stabilesnės psichikos, kuo tinkamesnis šių dienų gyvenimo realijoms šuo, nes šiais laikais mes gyvename miestuose. Dabar jau labai retai, kada ten kokiuose šunyse pasireiškia ta perdėm didelė agresija. Mes veisėjai žinome kai kurias linijas, kurių mes vengiame, kad nebūtų neduok dieve nepageidavimo efekto, nes patikėkite, su agresyviu šunimi yra problema. Žinoma, yra, kurie po šiai dienai, kai kurie šunys medžioja Altajaus kalnuose, jie kaip tik pasiema tokius šunis ir dirba su jais. Įsivaizduokite, net medžioja Altajaus kalnuose meškas. Yra nuotraukos ir video, bet jie jas ne tai, kad paima ir taršo tą mešką. Ne, jie tiesiog suranda tą žvėrį, tai tam įtakos turi jų savybės. Jis suranda, parodo ir geba
persijungti į kitą režimą, neaklai pulti, bet tam, kad saugotų save, bet parodytų šeimininkui, va čia yra meška. Ir tiek. Nes patikėkit, užtektų vienos meškos smūgio, kad ir šuns nebeliktų. Tai šitiems šunims tikrai užtenka tos košės smegenyse, kad čia jau ir stop. Parodžiau, suradau ir stop. Tai vat matote, kokia plati jų veiklos sritis ir galime tęsti toliau. Na, o kaip keriai atsirado Lietuvoje? Yra keletas šunų, kurie pamečiui atsirado, tai buvo 1989 metai ir dabar veislė yra mėgiama tam tikrą rato žmonių, nes tai yra unikali veislė ir tikrai ne kiekviena. Taip kad tikrai ne kiekvienas pamilsta tą veislę ir tikrai, kaip sakau, dėkui Dievui, tai nėra mados viršūnėje esanti veislė, populiarumo viršūnėje, nes populiarumas gadina veislės. Na, o kaip manote, kodėl ta nedidelė galbūt, bet visgi Lietuvos kerių bendruomenė pamilo šią veislę ir kodėl šią veislę pamilote jūs? Pirmiausia, kas krenta žmonėms į akis, tai yra jų mėlynas kailis, šilkinis, garbanotas kailis, kuris nesišeria, neturi būdingo šunims kvapo. Taip pat labai žmonės greitai atkreipia dėmesį į tai, kad šuo labai stilingai apkirptas. Sako pudelis, bet palaukit, čia ne pudelis. Ne, čia ne pudelis. Šnauceris, ne šnauceris. Ir matot, žmonės dar nedaug kas žino, bet jau sutinki gatvė, o, čia keris, taip, keris. Ir pasirodo, kad kažkas iš jų giminaičių, draugų turėjo arba augina šios veislės šunis. Taip pat išskirtinis ten iš karto žmonės pamato jų tą linksmumą, šarmingumą ir norą veikti kartu su žmogumi. Jie taip pat pamatys, kad atėjo, bendrauja kažkas, daug kas keičiasi, bet kalbant apie kerius, tai yra puikus kompanionai. Ir aš seniai svajojau, kad aš turėčiau šunį, kuris pasižymėtų nuovokumu, greita orientacija, komunikabilumu, empatija. Ir netikėtai man teko laimė, kai aš gavau ruošti parodai patinuką iš Slovakijos, Bhelium Dublin Dik, kurio veisėja yra Zuzana Ciganikova. Veislynas Bhelium ir dėka šito šuns, su kuriuo dirbome ne vienerius metus ir užsimezgė ta draugystė ir meilė šiai veisliai, nes pamačiau, kad tai yra unikali kailio savybė. Iš arčiau galėjau pažinti jų charakterio ypatybes, kailio priežiūros ypatybės, nes reikėjo tą šunį ruošti parodoms. Kirpėja kirpdavo parodoms, o aš jau tarp parodų jau ir šukavimas, tvarkymas, netgi kars nuo karto padėdavau išmaudyti tą šunį ir žinoma darbas ruošiant parodai, dresūra, socializacija, tai buvo skirta labai daug laiko. 2004 metais aš įsigijau iš Latvijos Waldhooligan veislyno keriblių terjerę vardu Waldhooligan Gently. Ta draugystė tęsėsi ilgus metus. Buvo kupina ir klaidų, ir džiaugsmų, ir naujovių atradimo, ir pažinimo, ir įsigilinimo į tą veislę. Tai va. Ir ką norėčiau dar labai paminėti, kad esame be galo dėkingi
ypatingiems žmonėms, šiai veisliai davusiems labai daug. Tai yra keletas veisėjų, kuriuos norėčiau paminėti, jų yra labai daug, bet man išskirtinumą, norėčiau išskirtinai paminėti iš Rusijos veisėją Aleksandr Ivanov, kuris buvo tuo metu žymiausias kėrių veisėjas. Ir ilgus metus tai buvo favoritas, tai buvo lyderis. Veislyno Irish Hippie veisėjas, tai buvo kolektyvinis veislynas, kuriame dirbo daug žmonių. Pagrindinį darbą 2 žmonės darė, tai yra Aleksandr Ivanov ir Ivan Kozlovski. Šie 2 asmenys taip pat daug veislyne dirbo ir Vera Šaškova, Šapošnikova veisėja, prisidėjo prie jų bendro darbo ir daug kinologų, kurie kūrė tą bendrą darbą ir bendrą veislyno paveikslą. Ir nesutiksit nei vieno kėrio žinovo, kuris nežinotų, kas yra Irish Hippie veislynas, nes jie paliko labai daug žymių šunų, labai patobulino veislę, pagerino veislę ir tai yra didžiulis indėlis ir įnašas į šios veislės raidą pasauliniu mastu. Šie beje žmonės buvo ne šiaip žmonės, jie buvo šie 2 pirmieji veisėjai, Kozlovski ir Aleksandr Ivanov, jie buvo biologai, mokslininkai. Taip pat nuoširdus, kaip sakyti, dėkui ir pagarba airių veisėjui Noel Reidy, kuris buvo Louisburg veislyno veisėjas ir tai ypatinga pasaulinė reikšmę padaręs veislynas. Jis sujungė senuosius airių kraujus, tos veislės, ir sujungė vienas geriausių jų savybių į tą ir apjungė, kad išsaugoti tą veislę. Nes, kaip žinia, daugelį veislių yra labai daug tipų, potipių, o jis bandė su savo žmona, dirbdami metai iš metų, sustiguoti, sukonkretinti labai aišku veislės tipą, ką jie nori matyti. Ir dėka šių ir daugelio kitų veisėjų šunų mes turime šiandienos kėrius. Visiems kėriams turi būti aiškus kriterijai ir yra įvardinti Tarptautinės kinologų organizacijos nustatytuose veislės eksterjero reikalavimuose, kurie yra išdėstyti veislės standarte. Tai yra stiprus šuo, tai suręstas, bet ne per grubus. Jis yra tarpinis variantas tarp airių terjero ir tarp kviečiaspalvio. Jis stovi per viduriuką. Jeigu airių terjeras yra pakankamai lengvas, aukštakojis, o kviečiaspalvio švelniaplaukis terjeras yra kiek kresnesnis, toks, kaip sako, grubokai biški toksai suręstas, kaip nutašytas truputėlį, tai kėris turi tų 2 sintezę. Jis negali būti nei per grubus, nei per lengvas. Vidutinio dydžio nuo 45,5 cm iki 48 kalyčių ūgis, o patinų yra nuo 46 iki 49,5 cm ūgio. Svoris varijuoja nuo 14-15 kalyčių, o patinai gali net sverti 18-19. Jau kai patinai sveria 20 kg, tai jau reikia žiūrėti, ar šuo yra ne per aukštas ir ar nėra per
grubus ir ar nėra per nelyg kaulingas. Jeigu šuo sveria mažiau negu 14 kg, sakykime 12-13, tai reikia žiūrėti, ar jo kaulingumas nėra per lengvas, ar jo ūgis nėra per mažas, kas jau yra netipiška keriblių terjerams. Matote, tas balansas yra labai svarbus. Kailis irgi turi savitus reikalavimus. Spalva gali varijuoti nuo sidabriškai pilkšvos, tokios žydros, iki audros debesies spalvos. Dar yra netgi sakoma, kad ta vadinama antracito spalva arba grafito, šlapio asfalto spalva yra. Matote, kokias plati spalvos amplitudė. Šuniukai gimsta juodi ir palaipsniui jie nužydi, pakeičia kailio spalvą. Vieni žydi iš karto per sidabriškumą, o kiti žydi per tokį baklažano, rusvumo atspalvį, kaip ir minėjau, dėl veislės raidos savybių čia. Ta spalva susiformuoja iki 2-3 metų. Anksčiau buvo sakoma, kad idealus keris, subrendęs keris, tai yra 4-5 metai. Dabar visi labai nori matyti greitai, jau, sakykime, dar greitesnį variantą. Tai yra 2 metų šunį, visi nori labai matyti jau susiformavusi. Taip nebus. Kalės anksčiau susiformuoja, patinukai vėliau. Visas patino grožis atsiskleidžia 3-4 metų. Kalyčių 2-3. Ir tai yra tada susiformavę šuo, visa muskulatūra susiformavusi, dydis, proporcijos ir pasikeitusi kailio spalva. Tai vat, šuo turi pradėti žydėti iki 18 mėnesių amžiaus. Labai daug kyla nesusipratimų ir keblumų, kai kartais nepasidomėjus išsamiau, žmonės sako, o kodėl va šuo metų ir jisai dar turi tą rusvą atspalvį baklažaninį ir kodėl jisai dar nežydras. Žydėjimas kiekvienu atveju yra labai individualus dalykas. Jeigu šuo yra juodas iki 2 metų ir nėra jokios žymės, kad jisai žydi, tai yra jau labai nepageidaujamas trūkumas ir tokie šunys nenaudojami veisime. Jeigu šuo iki 18 mėnesių turi bent keletą žydinukų, kad šviesesnių, jie žydi žydiniais tokiais, sruogelėm, kur, pavyzdžiui, pradeda žydėti gali pradėti nuo ausų, skruostų, pauodegio, juosmens, kai kada ties kulnais pradeda žydėti, ties uodegos pagrindų gali atsirasti žilų plaukelių ar sruogelių. Veisliai žinovai žino, kur žiūrėti. Žydi, viskas tvarkoja, vadinasi, šuo nužydės. Bet jeigu mes matome individą 3 metų ir jis visiškai juodas kaip anglis, vargu ar jisai nužydės. Tobuliausia spalva yra laikoma ir pati tokia airių labiausiai mėgstama, tai yra mėlyna spalva su siamo žymėmis. Štai matome labai puikų pavyzdį, kaip šuo atrodo suaugęs patinas, nužydėjęs jau ir įstabaus kailio grožio, taisyklingos garbanos. Ir būtent šios spalvos ypatybė yra ta, kaip matote, galva tamsi, uodegos galas tamsus ir jis tartum yra kaip su kojinaitėm tamsesniom. Tai labai mėgiama airių, ypač senųjų veisėjų spalva. Nes ta spalva priduoda tokio šarmingumo, unikalumo, paslaptingumo. Toks gaunasi, kad šuo yra tartum su šydu, su rūku, toksai atspalvis yra. Keriblių terjerų šuniukai gimsta tik juodi.
Todėl tikėtis kitų, kad gims kiti, neverta ir kai paklausia, o koksgi mano šuniukas bus, sakau, kaip matulė gamta surėdė, toks ir bus. Žinoma, jeigu aš veisime naudoju, sakykime, vienas tėvelis labai šviesus, o kitas labai tamsus, tai gali būti dalis vados labai šviesių šuniukų, o kita dalis bus tamsi. Arba gali būti vienas toks, o visi kiti, sakykime, bus šviesus, arba atvirkščiai. Kaip čia jau genai susidėlios, taip jau ir bus. Amerikoje yra daromi spalvos genetikos tyrimai, kai kurie jos daro, kai kurie tiesiog palieka siurprizą sulaukti, o kokie vis dėlto bus to vienintelio, to žmogaus unikalaus kėrio spalva. Taigi, apie spalvą tiek. Kailis reikalauja priežiūros, tai yra kerpamas šuo, visai kitaip negu daugumas terjerų veislių. Šie šunys netriminguojami jokių būdų. Todėl reikalinga priežiūra, šukavimas, maudymas ir tada jūsų kėris atrodys stilingai, gražiai ir žinoma, jeigu skirsite laiko, noro ir norėsite išmokti patys kirpti, gal kažkada ir pavyks. Dažniausiai parodom kerpa veisėjai, kirpėjai, kurie jau žino apie tą veislę ir žino, ką norima išgauti iš to kirpimo. Beje, pasakytina apie kirpimą tiek, kad forma primena žirgą, ristūną. Siluetas pats šuns. Kartą einu Vingio parke su gentle, daug metų atgal, ir prieina prie manęs moteris ir sako, atleiskit už komentarą, man jūsų šuo gražus, bet atleiskit, jis man primena arklį. Sakau, ačiū už komplimentą, jinai labai nustemba, sakau, taip, šito šuns siluetas turi priminti žirgą ir turi priminti ne tik kailio išvaizdą ar kirpimu, bet ir judėjimo manierą. Jis eina ryščia kaip žirgas. Tai yra savybė tipiška šiai veisliai. Dažnai norima rinkose, kad šuo bėgtų kaip eiklus, ten koks nors afganas, o jis turi tiesiog tvarkingą ryščia bėgti. Nei per daug greitai, nei per daug lėtai, vidutiniu tempu. Kai kada teisėjas gali ir paprašyti, o dabar eikite labai lėtai. Ir teisėjas būtent nori pasižiūrėti, o kaip šuo dėlioja kojas. Ir jis juda taip, kaip priklauso judėti kėriui. Nes visi dabar labai mėgsta rodyti tą greitą polėkį, kuris nebūdingas tai veislei. Ši veislė nebuvo išveista, kad bėgtų, lėktų, jie išveisti darbui ir bėgimui trumpiem atstumams, sakykime, nubėgti, surasti žvėrį, parodyti. Jeigu reikia barsuką išprašyti iš urvo ir kitus darbus padaryti, žiurkę sumedžioti. Todėl šios veislės šunys turi turėti ypatingai tvirtą užpakalinę dalį. Ir jeigu žiūrėtume į šuns siluetą, svorio centras yra čiut pasislinkęs atgal, kas suteikia šios veislės šunims ypatingai tvirtumą, kai šuo medžioja. Pavyzdžiui, šie šunys gan lengvai, nesunkiai gali atsistoti ant dviejų kojų ir vaikščioti tartum, šokinėti. Būna, kad kartais ežere pasistebė ant dviejų kojų ir žvalgos. Tai yra unikali savybė šiai veisliai ir jie žiūri, nes labai stiprios užpakalinės kojos. Todėl jie gali dirbti vandenyje. Todėl jie gali, kai reikia iškasti urvą ir sumedžioti barsuką, jų kojos užpakalinės būna kaip atrama, o priekinės
kasa ir juda link tikslo. Tai tiek apie tą istoriją, apie tą išvaizdą. Dar truputėlis galima būtų paminėti apie galvos kirpimą. Visa galva yra padaryta ir suformuota taip, kad apsaugotų gyvūną nuo įkandimų ir sužalojimų. Nekartą teko pačiai įsitikinti tuo, kai smalsus jaunas keriblių terjeras lindo, sakykime, į pakromės prie kačių ar prie šuns, o tas buvo blogai nusiteikęs, ir gaudavo atgal. Tai dėka tų kirpčiukų, barzdos ūsų ar keteros plaukų kailis likdavo sveikas. Tai yra apsiėmė be susiuvimo, o galėjo baigtis kur kas blogiau. Šie šunys puikiai sutarė su mažais vaikais, puikiai gali būti šeimos bičiuliai, draugai, gyventi ir su kitais gyvūnais, jeigu, žinoma, jis to mokamas nuo pat mažens. Nes būna dar taip, kad veda žmogus savo šuniuką ir pažiūrė, katė, katė, o jam tik ir to reikia. Ir vaikysis tas svetimas katės arba savo namie. Todėl ypatingai svarbu mokyti, auklėti, socializuoti kerį, kad jis savo medžioklės instinktus tegul realizuoja gaudydamas kamuoliuką, skraidančią lėkštę, frisbee metu žaidžiant. Todėl labai svarbu laiku ir vietoj supažindinti su kitais gyvūnais. Tikrai šie šunys gali susidraugauti su kitais gyvūnais ir puikiai susidraugauja, tik tam truputėlį reikia atidesnio dėmesio. Keris turi atrodyti kaip stilingas džentelmenas arba stilinga dama. Kitu atveju jisai tampa kaip ežiukas rūke. Nes jeigu mes nešukuojame, neprižiūrime savo augintinių, tada jis perauga, susivelia, susiformuoja dredai, kaltūnai, savelos, šuniui pasidaro nebepatogu ir tą jau meškiuką, kad ir kaip jis ten žaviai beatrodytų, pasidaro labai sudėtinga iššukuoti, sutvarkyti, kad jis vėl atgautų kerių įprastinę išvaizdą. Todėl tam, kad gyvūno nekankinti, nesukelti jam papildomo streso, diskomforto, turime jį kas tam tikrą laiką sutvarkyti. Idealiausiu atveju šunis, kuriuos ruošiame parodoms ir išstatome juose, tokius šunis ruošiame kas 1,5–2 mėnesius, tvarkome jų kailį, o tie, kurie jau baigia parodinę karjerą ar, sakykime, gyvena savo paprastą gyvenimą, jie idealiausiu atveju 2, 3, 4 mėnesiai, jau 4 mėnesiai būna jau labai didelis apaugimas ir jau būna nepatogu, bet dar įmanoma. Tai idealus atvejus yra 2,5–3 mėnesių, kai mes nenorime per dažnai vesti į kirpyklą, sakykime, dar kas nors ir pataupo pinigėlį, tai tada bent jau kas 2,5–3 mėnesius tai jau reikėtų atvesti ir pasigražinti, kad susitvarkyti, susistiguoti, nes ir odai nėra labai sveika, ir kailis praranda tą savo grožį ir estetinį vaizdą, jau nekalbant apie higieną. Kirpimas nėra itin labai jau ten sudėtingas, bet tikrai ne kiekvienam įkandamas. Todėl geriausiai kirpimą patikėti specialistams, ypač ruošiantis parodoms, patiems neeksperimentuoti. Jeigu auginate jauną šunį, geriausia, kad kirptų specialistas, nes dėl nekompetencijos ir nepatirties galima netgi sužaloti šuniuką, nes keriai tai yra judrus, aktyvus, tokie kaip biški nenustykstantis vietoje, ypač jauni šuniukai. Todėl reikia įgūdžio ir gebėjimo susikalbėti, kad kerpant šuns neužgauti, nesužaloti, neįkirpti ar nepadaryti
streso nesukelti, nepadaryti nemalonių situacijų, kas bus ilgam prisiminta. Ir po to vėliau gali tekti susidurti su problema, kad šuo bijos kirptis. Tai vat, atsarga gėdos nedaro, patys neeksperimentuojame ir geriausia tuomet vesti savo augintinius pas patyrusius specialistus. Temperamentas šių šunų, kaip jau ir minėjau, yra aktyvus, bet stabilus. Tai šunys žaismingi, energingi, jiems labai tinkama įvairi aktyvi veikla. Iškilavimas, stovyklavimas, žaidimai, protinės mankštos, pasivaikščiojimai mieste puikiai tinka. Taip pat labai mėgsta kompanijas, ar tai būtų baidarių žygis, ar tai būtų piknikas, o gal tiesiog drauge nueiti į svečius prie kavos puodelio. Todėl jie, kaip aš sakau, nu va, einu, kaip tas Don Kichotas su savo Sančio Pančia, kur aš, ten ir mano augintiniai, arba šiuo metu viena kėrė. Puikiausiai tiks šiai veisliai agility sportas, frisbis, paklusnumo įvairios rūšis, tai yra obedience, BH ir kiti šunų sporto tipai, išskyrus kinkinių sportą, jėgos sportą, nes ta veislė nepritaikyta šiems sportams. Kai kurie bandė naudoti netgi ir kursinge kėrius dėl jų greitos reakcijos ir labai gebėjimo greitai išvystyti greitį. Nors aš nesu šalininkė šio būdo, todėl kad truputėlį kitaip šitas šuo suręstas, tad šį sportą geriausia palikti kurtoms. Taip pat kėriai labai tinkami yra pėdsekystės įvairiems sportams ar užsiėmimams. Ar tai būtų sekimas kraujo pėdsakų, ar tai būtų žmonių paieška, irgi tinka, daiktų paieška. Visa, matote, labai didelė amplitudė veiklos, ką galite veikti su savo augintiniu. Sakykime, lyja lietus, jūs galite namie sudaryti sąlygas savo šuniui irgi praleisti turiningai dieną. Užsimant protinę mankštą, įvairiais uostymo pratimėliais, surasti skaniukus namie ir visa kita. Matote, galima labai labai daug prisigalvoti ir iškrauti savo šunį. Dresūra šiems šunims yra būtina. Aš nežinau nei vienos šunų veislės, kuriai nereiktų dresūros, ypač šiais laikais. Norite turėti socializuotą šunį, būtinai ir reikia praeiti dresūrą. Būtinai. Kitaip, tai yra tiesiog auginimas Mauglio miesto sąlygomis. Nei pačiam žmogui gerai, nei tam šuniui gerai, kai jis visur kliūna ir visur yra stresas ir vien tik diskomfortas. Čia kaip filme nuėjo į kavinę ir šuo nuėjo su stalu. Čia apie Marlis ir aš. Filme buvo tokia situacija. Beje, tokia situacija yra buvus vienam kėrio šeimininkui Olandijoje. Sako, nusivesiu savo šunį į kavinę, prisėsime viską. Ir ką jūs sumanat, užsisakė kavos, o šuo jau čiuožė paskui katiną su visų stalu. Ir suprato, kad šitas dalykas jam nenuskils ramiai išgerti kavos puodelį geroj kompanijoje. Taip kad tam reikia irgi pastangų ir įdirbio,
kad šuo ramiai gebėtų pabūti ramiai. Jam tiesiog irgi tai yra kaip užduotis. Pabūk ramiai. Visi daugumas akcentuojasi, kad būtų veikla, kad būtų darbas, čia nukrauti, iškrauti, išlakstyti tą šunį. Bet yra kita medalio pusė. Šuo turi išmokti pabūti ramiai. Čia yra dabar daugelio šunų problema. Juos pakrauna, užkrauna, o po to jie nebeturi ką daryti. Jiems reikia išmokti iš naujo, pabūti ramiai ir tarsi nieko neveikti. Beje, yra netgi atskiras kursas, kurio metu mokosi šunys pabūti ramiai. Bet štai sakoma, jog svarbiausia šeimininko užduotis rasti bendrą kalbą su keriu ir dresuojant jokios nenaudoti prievartos. Ar galite pasidalinti savo patirtimi, ką reiškia rasti bendrą kalbą su keriu? Tai yra itin kūrybiškos asmenybės. Jeigu kitos veislės šuniui reikia kartoti, tai šičia jam 2 kartus parodė, jam viskas aišku. Ne visi iškart norės labai pulti viską daryti, jisai dar paimprovizuos savaip, bet jam reikia gudrumo, lankščiai parodyti, o gal mes vis dėlto darome taip ir jisai su malonumu tą padarys. Tai yra žmogui be galo norintis įtikti šunys. Sakoma, kuo skiriasi darbiniai šunys kai kurie, sakykime, vokiečių aviganiai, čia taip juokeliai vaikšto. Kuo skiriasi darbiniai šunys ir kuo skiriasi keriblių terjeras. Vokiečių aviganiui pasakė, šok per langą, jis iššoko, o keris pasižiūrės, o kur laiptai? Va čia visa esmė, kad jis ieškos būdo, o kaip čia dar prašiau padaryti. Bet jeigu reikia, tai reikia. Jeigu jau dega namas, tai šokam per tą langą. Tai va. Tikrai svarbiausia neskubėti, surasti kūrybinius būdus. Ir tada, žinokit, keris atsiskleidžia visų savo gražumu. Sako, neįmanoma dresuoti kerį, neįmanoma to. O pasirodo, ir jorkšyrus puikiausiai galima dresuoti. Ir džekorasolo terjerus, kur yra dar ugningesni negu keriai, ten iš viso kaip teniso kamuoliukai šokinėjantis. Visiems reikia tik atskiro savito priėjimo. Čia negali būti tik tai griežtas kaip robotuko mokymas. Jis ne robotas, jis šuo asmenybė, bet jeigu mes užleisime šitą šunį lipti ant galvos, liaudiškai tariant, tai jis kaip vijoklis augs ir plėsis ten, kur jam reikės ir tada užgoš jau viską. Tada jau gausis, kad mes turėsim lepūnėlį, o ne šunį. Esu ne vienose varžybose dalyvavusi su savo keriais. Beje, Gentlė yra pirmoji keriblių terjerė išlaikiusi į po B dalies egzaminą ir surinkusi 92 balus. Po to vaikščiojo tokie juokeliai, sako, mesk vokietį pirk keriblių. Nes tai buvo taip visiems netikėta, kad šis kai kurių įvardintas skudurinė onutė dar kažką moka ir kažką gali padaryti. Nesu vienu keriu esu dalyvavus egzaminuose, varžybose, visaip ten sekdavosi, visaip ten būdavo, bet svarbiausia, kaip sakoma, nelaimėti, o dalyvauti, nes tai yra būdas pasitikrinti save. Ir štai prieš 3 savaitės teko džiaugsmas irgi ir toks pasitikrinimas dalyvauti su savo nauja keryte vardu Deki, irgi BH varžybėlėse pradedančiųjų grupėje. Ir labai maloniai likau nustebinta, kad jinai puikiai atsilaikė, puikiai sudalyvavo ir puikiai pasitikriname, ką mes turime pasimokyti, patobulinti, bet svarbiausia, kad jinai atlaikė tą stadiono šurmulį, nes tai nėra taip paprasta, kur daug žmonių, daug šunų ir reikia dirbti ir eiti paskui savo vedlį, reikia rodyti ir dar
ir koncentruotis, o jai tik 7 mėnesiai. Tai tikrai labai labai džiaugiuosi. Žinoma, dar turime kiek augti ir tobulėti, bet visuomet yra svarbiausia ne tikslas, o kelionė. O dar labai daug minėjote šunų parodas. Galbūt galėtumėte papasakoti, kas jums labiausiai patinka ir įstringa parodose dalyvaujant būtent su Kerry terjeru. Man patinka tai, kad šį šunį galiu pristatyti ir kaip meno kūrinį iš vienos pusės, nes kerpami jie yra pagal tam tikrus reikalavimus. Vertinamas ne tik pats šuo, bet ir kirpimas, ar atitinka veislės standartą. Kai ką galima patobulinti, pagražinti, padailinti tam tikrus niuansus. Ir patinka tas energingumas, pati atmosfera ringe. Nes man patinka, kai vyksta tai dinamikoje, džiugiai nusiteikus ir kad yra bendraminčių, kurie labai irgi tam įsilieja, įsitraukia į tą bendrą šurmulį ir, kaip sako, ima ir dalyvauja tokio avantūroje, nes pirmą dalyvauti su Kerriu taip nėra paprasta parodoje, jį reikia apkirpti, pasiruošti ir po to dalyvauti. Ir nežinia, kokiais pokščiais iškrės. Bet jam paaiškinus, būna viskas labai labai tvarkoj ir vertinamas yra charakteris, stovėsena, konstrukcija šuns, nes veislės standartai yra parašyta, kad kuo mažiau liesti tą šunį rankomis. Netgi senajame standarte būdavo ypač akcentuojama, kad šunys, kurių galvos yra prilaikomos vedlių, o taip pat ir uodegos, jeigu jos prilaikomos, gali net gauti mažesnius balus. Šuo turi pats stovėti ant savo visų kojų, tolygiai paskirstyti svorį ir jisai turi būti tas tikras terjeras, parodantis, kad aš turiu tvirtas kojas, stabiliai stoviu ant žemės, stabiliai bėgu, su tinkamu temperamentu, su tinkamu tempu ir kad aš puikiai galiu reprezentuoti savo veislę. Ir vedlys turi neatsilikti. Nes jeigu aš per greitai bėgsiu, aš neatspindėsiu tos veislės charakteristikų, kas būtina tai veislė atskleisti. Man patinka, kad ringe vyrauja tokia linksma atmosfera, toksai netgi su jumoru būna kartais, nes kokie nors pokštai būna ringi, tai visi taip smagiai pasijuokiam ir tiek. Bet, žodžiu, tai yra nenuobodu. Ir save parodyti nenuobodu, ir į kitus pasižiūrėti. Nes neretai, ypač anksčiau darydavome ir po ekspertizės ringiai ir arbateles, susitikimus, susibėgimus. Taip pat anksčiau būdavo labai dažni mūsų sąskrydžiai mylėtojų. Matote, sako Kerry, peštukai nieko panašaus, pasižiūrėkite, šitą chebrytę stovi nuotraukoj, pasidabinę skareliam, džentelmenai ir damos ir tikrai puikiausiai toleruoja vienas kitą ir džiaugiasi vienas kito kompaniją. Taip pat ilgus metus, nuo 2009 metų, leidome žurnaliuką skirtą mylėtojams, o tikslas jo buvo tai, kad lietuvių kalba koncentruotai pateikti naujausias aktualijas apie veislę, raidą, standartą, informaciją iš parodų, iš visokių seminarų, taip pat būdavo interviu su Kerriu žymiais veisėjais, nes lietuvių kalba to nebuvo nieko panašaus daroma iki to. Todėl, kadangi mane vis kalbino, kad jau Justina, laikas, kada tu išleisi kokią knygą, kokį žurnalą,
be straipsnių, ką tu dar gali parašyti. Nu, ir aš ėmiausi, palaikant gausiam bičiulių ratui ir atsiradus sponsorių, leisti kasmetinius žurnaliukus. Štai va čia yra pirmas žurnaliukas, kurio viršelė yra būtent mano gentlė, kuriame yra pateikiama veislės istorija Lietuvoje, taip pat aktualijos pasaulyje. Ir tai labai labai pasiteisino. Dabar aš vėl sulaukiu raginimų, kad Justina, o gal mes vėl atnaujinkim žurnaliuką? Ir ką gali žinoti, o gal vieną dieną aš imsiu ir vėl leisti žurnaliuką, nes jau yra sukaupta nemažai vėl naujos informacijos ir manau, gal vieną dieną ir aš vėl prisėsiu. Dar šiek tiek apie literatūrą. Kol nebuvo žurnaliuko ir kai buvo leidžiamas žurnalas Didysis šuo, labai džiaugiausi galėdama šią veislę pristatyti ir žurnale. Dėka puikios redaktorės, ir kuri mielai sutikdavo vis išleisti ir pateikti informaciją veislės mylėtojams arba tiems, kurie domisi naujomis veislėmis. Literatūros yra labai be galo daug. Užsienio kalba, rusų kalba, bet lietuvių kalba jos labai trūksta. Praėjusiais metais teko garbė išleisti straipsnį Švedijos Kerių klubo leidžiamo žurnalo kasmetinio viename iš leidinių anglų kalba ir labai džiaugiuosi, kad buvau pakviesta pristatyti Lietuvos kerius švedų kinologams. Ir tikrai, nes tai yra ne kasdien prašo tokių dalykų. Iš ties įspūdinga, jog Lietuvoje mes turime tokių entuziastų kaip jūs, Justina, ir jūsų bičiulių ratas, kurie stengiasi dėl veislės. Na ir mes aptarėme tiek dresūrą, tiek temperamentą ir išvaizdą ir beliko pakalbėti apie kerių sveikatą. Kokie dažniausi susirgimai ir į ką turėtų atkreipti dėmesį būsimi šeimininkai? Būsimi šeimininkai labai svarbu, kad atkreiptų dėmesį į mitybą. Mityba vienas iš pagrindų, nes kad organizmas harmoningai ir darniai vystytųsi, jam reikalinga darni mityba. O tam reikia ir žinių, ir atitinkamo požiūriu, nes čia nėra taip, kad paduosiu bet ką, bet kaip, bet kokį sausą ir viskas bus gerai. Šita veislė vystėsi salyne, nes visas Britanijos salynas yra atskirtas vandens ir jie, kaip galima sakyti, kaip endeminiai šunys savo tam pusiasalį vystėsi ir neturėjo sąlyčio su kitais šunimis, išskyrus savo regiono šunis, tų vietovių. Todėl tam tikrų dalykų jie netoleruoja. Pavyzdžiui, jiems reikia labai atsargiai žiūrėti maistą ir jeigu jame yra per daug lašišos, tai yra daug beta-karotinoidų, tai kenkia jų kepenims. Pasireiškia iš karto, kad kailis ima neįprastai ruduoti. Atsiranda toks kaip rūdžių atspalvis, o tai jau yra negerai. Rodo, kad netinkama kepenų veikla. Sutvarkius mitybą, kailis atsistato, jos spalva atsistato, kailio struktūra atsistato, jinai iš tokios nušiūrusios tampa vėl blizgi, elastinga, kaip ir bet kuriam gyvam organizmui yra labai svarbu atitaikyti ir pritaikyti. Kas tinka Arktikos šunims, tas netinka Airijos šunims. Ir
kuo mažiau eksperimentuoti. Nes yra, žinau, kad prisieksperimentavę ir su RAV mitybą neišmanantis, vos ne iki išsekimo šunį, sako, šunį mylėjo, bet maitino RAV, o nepasidomėjo ir neištyrė šuns, kad jisai neįsisavina tam tikrų dalykų ir gavosi problema irgi. Bet sutvarkius mitybą šuo atsistatė ir nugyveno labai gražų gyvenimą. Ir labai ilgą, ir labai gražų. Todėl yra pagrindas mityba. Kai šuniukas auga, taip pat labai svarbu žiūrėti, augant kirpčiukams, plaukams, kad būtų švarios akis. Akis, ausis, nes augant galvai, augant kaukolei, taip pat augant plaukams, gali būti truputėlį išskyrų šakių, o kadangi jie yra labai smalsus ir visur lenda į visokius krūmus, žemės ir visą kitą, tai gali ir dulkių patekti į akis, ir žemių. Todėl jaunam šuniui ypač reikia pasižiūrėti, o kasgi su tom akim, ar viskas tvarkoj. Nes kartais, itin retai, bet pasitaiko kartais, kad gali kokie ir blakstienėliai augti, ir jeigu pastebėjot, kad ašaroja akis, geriausia apsilankyti pas oftalmologą, neužsiimti savigydą, jeigu jau matot, kad puliavimas akių arba išskyros negražios pasidarė, ir kad jis pasitikrintų ir pasižiūrėtų, ar viskas tvarko, ar nėra kokios įaugusios blakstienos. Taigi čia šitas momentas, o šiaip tai yra labai sveiki šunys. Nežiūrint to, kad žarnyno kartais būna problemų, bet visa kita tai yra labai sveiki šunys. Dar vienas atkreiptinas dalykas tai yra, kad kai kuriems šunims būna, kad kol jie auga, sunkiai toleruoja kelionės. Todėl, jeigu mes, žinodami tai, parinksime atitinkamai maršrutus, greitį automobilio, nedarysime itin staigių posūkių, nešokinėsime su tą mašiną ir neskraidysime kalnais pakalnėm, šuo labai greitai išmoks adaptuosis. Bet tam reikia skirti laiko ir dėmesio. Tiems, kurie šunys netoleruoja, sakykime, kelionių, bent kartą į savaitę atsisėskit ramiai į mašiną ir ramiai duokite šuniui paėsti arba pavalgyti skanėstų. Jeigu šuo stresuoja, tai bent jau pabūkit šiek tiek mašinui ir po to išlipę pažaiskit, pasidžiaukit. Tai va čia būtų pati pradžia, kaip mokyti prie automobilio šunį. Ir kad vienas iš puikių metodų, vienas maitinimas turėtų būti mašinoje. Po to jį labai greitai pripranta ir labai greitai išmoksta. Svarbiausia, kad važiavimas būtų asocijuojamas su gera emocija. Pavažiavau kiek ir po to šokiai, dainos, estrada. Ir kad būtų džiaugsmas ir tikrai būtų geros emocijos. Savo šunį mes karts nuo karto darome tam tikrus tyrimus, kurie yra neprivalomi, bet mes tam tikrus tyrimus pasidarome, kad būtų aišku ir būtų ramu. Pavyzdžiui, darome nuo Vilebrando sindromo, tai yra žmonių kalba sakant, tai yra hemofilija. Tai yra, kai trombocitų trūksta kraujyje. Daromas genetinis tyrimas ir tyriama, ar šuo turi tą ligą ar ne, ar jis yra jos nešiotojas, ar jisai sveikas. Ir tada nustatoma. Taip, tyriama tam, kad parinkti poras. Anksčiau nebuvo daromi tyrimai, o dabar, norint veisti, dažniausiai žmonės pasidaro tyrimą, kad žinoti, kad jo augintinis yra sveikas, o jeigu yra nešiotojas, kad jam parinkti sveiką partnerį. Ir taip yra kontroliuojama ši liga. Tai yra reta liga, bet geriau apsidrausti, negu kad po to turėti bėdos. Na ir pabaigai, ar galėtumėte išvardyti šios veislės trūkumus, kuriuos turėtume atsižvelgti prieš įsigydami šios veislės šunį? Aš tai pasakyčiau ne tai, kad trūkumai, tai yra savastis.
Jeigu jūs esate vienišius ir nemėgstat, kai kažkas pastoviai jūs seka kaip šešėlis, ypač mažas šuniukas, po to jie būna laiko tam tikrą atstumą šunys, bet mažiukas, jūs atsistojat nuo kėdės ir jis iš paskui cipu ir eina. Jūs ėjote į vonį, jis paskui. Bet čia, kol jie maži. Po to jie supranta, kad jūs niekur iš vonios neišeisit, pro kaminą neišlipsit. Ir viskas tvarkoj bus. Grįžta šeimininkė iš tos vonios, ar iš balkono, ar iš kokio sodo ar daržo. Nebūtina visur sekioti. Jeigu jūs mėgstate aktyvumą, šuo kaip tik jums. Bet jeigu jūs esate tikras namysėda ir jūs ne, man jau ilgi pasivaikščiojimai, jokie ten sportai, nieko, tada neimkite to šuns. Jeigu nemėgstate ar nenorite užsiimti su šuns kailiu, ten tvarkyti, šukuoti, kirti, šuo tikrai ne jums. Jeigu bent vienas iš šeimos narių pasakė ne, geriau nereikia imti. Imkite tik tada, kai jūsų šeimos nariai po šeimos susirinkimo, kai sprendžia ar įsigyti šunį ar ne, visi vienbalsiai pasakė taip, imam, tada tik tai imkite. Jeigu jūs galvojate, kad tai yra pliušinis meškutis, tikrai ne. Tai nėra nei pudelis, nei labradoras, tai yra terjeras su savo charakteriu, unikaliu charakteriu. Jis nebūtų kitaip terjeras ir nebūtų keris, jeigu jis būtų kažkiek panašus į kažką kitą. Jisai būtent yra keris, už tai jis yra mylimas, nes jis yra keris. Šmaikštus, su geru humoro jausmu, kaip tikras airis, ir tuo žavingu šarmu, kuriam ypač didelį įtaką daro jo kirpimas ir šukuosena. Todėl, jeigu jūs vaikštote mieste ir norite eiti tartum nematomas, nepirkite šitų šuns, nes visi jūs matys, visi norės užkalbinti, visi norės paglostyt, jeigu ne visi, tai 80% tikrai. Jūs nepraeisit nepastebėtas. O tokių trūkumų kažkokių kaip ir nematau. Ir apskritai tie trūkumai kiti kaip ir bet kuriam šuniui. Šuo tai yra šuo, kurį reikia išvesti į lauką, kuriam netinka namie palutės. Ne. Tai šuo, kuris turi būti socializuojamas lauke, socializuojamas miesto sąlygomis. Ir jeigu jūs neturite tam laiko, noro, geriau neimkite. Šuo netinka voljerams, jis negali gyventi voljerė žiemą niekaip. Nes kai manęs klausia, ar gali šuo gyventi voljerė, jokių būdų. Tai yra be povilnės šuo. Į žiemą sušals. Žinoma, jo nereikia žiemą rengti kaip kokio nors, kaip į šiaurės ašigalį, kam tartum ruoštumėmės. Bet, sakykime, prie -20 tikrai jau galima būtų uždėti kokią lemenę. Tikrai, bet kai jau ten persistengia nuo galvos lig kojų aprėdo, tai jau irgi persūdo. Todėl turime tą išlaikyti aukso viduriuką. Tai yra šuo, nepaisant visko, tai yra terjeras, tai yra gamtos dalis ir mūsų širdis užkariavęs terjeras. Ačiū labai už tokį gražų apibūdinimą ir veislės pristatymą. Ačiū, jog pasidalinote savo žiniomis, mintimis ir skiriate šitiek laiko. Ir žinoma, ačiū visiems žiūrėjusiems ir besidomintiems kerio žydraisiais terjerais. Aš jums tariu iki greitų bei įdomių kitų susitikimų. Ačiū. Iki.